Išpakuojam. Tu pažiūrėk, tu plėši šitą, aš plėšiu šitą. 1, 2, 3, opa! Dabar reikia išimti. Tik šiek nepamesk. Prašom, pasiimti. Reikia išpakuoti ir šitą dėžutę. O galima va taip. Čia yra muzika. Čia yra muzika, čia yra laikas savo. Vienas iš svarbių dalykų, kurie pasikeitė, yra forma. Jis yra labiau lenktas ir geriau priglunda prie ausies. Ir dar svarbesnis dalykas, šiek tiek sumažintas, dėl to galima uždėti dar mažesnį antgalį. Ir jeigu dabar paliesi antgalį, jie pasidarė šiek tiek minkštesnį, jie turi tokį vidų paslėptą tą foamą, kuris susispaudžia ir geriau įsitvirtina. Žodžiu, dar ergonomiškesnis dizainas. O taip, ilgiau veikia baterija pačia ausinė. Oho, čia labai. Galit ilgiau klausytis muzikos ir grot. Ir atsirado tokia smulkmenėlė kaip sporto funkcija, tai yra pulso matuoklis. Oho. Ausinėje yra pulso matuoklis. Ne geriau priglunda, geriau laikas. Matuoja pulsą tavo ausyje. Taip, įmontuotas visiškai naujas jutiklis. Anksčiau būdavo visi jutikliai laikrodėje, joje mirksi žalia šviesa, labai greit mirksi žalia šviesa. Jeigu ausy taip mirksėtų, atrodytum truputį robokopas, tai jie sukūrė naują, kuris veikia infraraudonų spindulių spektrą ir jo nesimato. Tai čia naujiena, to nebuvo anuose, ar ne? Taip, šito nebuvo. Ir jos turėtų žiovojant neiškristi iš ausų. Tai tu nežiovauk, negi aš čia taip neįdomiai su tavim būnu. Čia aš vis laik kalbu. Čia gal aš labai nežiovauk, ar nori. Nu labai geras, gerai aš pasiemu, ačiū.